mylėtojams. Dėkuoju, kad esame kartu, bet prieš pasineriant į mūsų svečio kūrybą, noriu pirmiausia pristatyti dar vienus svečius, labai mielą šeimą, mamytė ir trys jos atžalėlės, kurie mums pademonstruos savo meną, savo balsus ir savo tiesiog muzikinius gebėjimus. Tai jie pasiruošė mums dabar padovanoti vieną dainą. Daina vadinasi Čiulba Ulba Sakalas. Ir kadangi autorius taip pat turi ir paveikslą, pavadintą giesmė, taip, bus labai simboliška, kaip šita daina dabar nuskambės. Prašau, Gija ir Joris, ir Bogdanis mažasis. Čiulba ulba sakalas, čiulba ulba sakalas, ant javaro tupėdamas, kad aš tinai nulėktau, kad aš tinai nulėktau, tai daug uogelių gertau, tai daug uogelių gertau, tai daug uogelių gertau ir gegulai pasdabotau, ir gegulai pasdabotau, ir gegulai pasdabotau, savo šalim parviliotau. Kalba begalis kalba, kalba begalis kalba, ant žirgelio sėdėdamas, kad aš tinai nujotau, kad aš tinai nujotau, tai daug vynelio gertau, tai daug vynelio gertau, tai daug vynelio gertau ir mergelai pasdabotau, ir mergelai pasdabotau, ir mergelai pasdabotau, savo šalim parviliotau. Kažkas nuostabaus, nes čiurpuliukai eina. Ir čia, vat šių dienų nudiena, kai vyksta tos diskusijos, ar etnokultūra yra saugoma, ar jinai puoselėjama. Va, pavyzdys. Tai gyvas įrodymas, kai jaunas žmogus, man tokių va metų, tai šitas mažuliukas, jo vakaras, ir dainuoja tokius kūrinius. Kas jūs įkvėpė tokius kūrinius dainuoja? Tai mama turbūt pradėjo visų pirma. Mama ir mano kraštas šitas, Dzūkijos kraštas, Žilinai, beje nepristačiau. Čia yra Žilinų krašto atstovai, šiaip Vilniečiai, gyvena Vilniui, bet kadangi visi keliai veda pas mamą, vasaros ir aplamai, šis savaitgalis yra skirtas tam, kad aplankyti tėviškę ir aplankyti tėvelius. Ir matomai tai, ką mes dabar šiandieną čia išgirdome, jūsų lūpytėmis ir jūsų bėbėjimais atlikta, tai tas turbūt namai ko gero visada skamba, ar ne? Švenčių progom skamba. Manau, nuostabu, tikrai labai ačiū, didžiuojamės ir dar išgirsim ir sekantį kūrinį. O dabar norėčiau pakviesti Liliją. O aš pagal Liliją ateis, aš esu dėkinga Lilijai pirmoji, nes jinai šiais metais kuruoja visas parodas čia pas mus. Jinai derina su autoriais ir viešina daugiausiai jinai. Mes tokios labiau techninės darbuotojos čia pasidariusios. Tai labai ačiū Lilija ir labai didžiuojas, kad mūsų šita mažoji galerija, tai galbūt vis tiek jinai mažoji, sulaukia vat tokių, sakyčiau, savo meno, savo amato jau. Tapyba irgi amatas, taip?
meno rūšis labai jau. Kas gyvena iš jos. Manau, kad vis tiek jūs esate savo amato žinovai, profesionalai ir kai jūs sutinkate savo kūrybą parodyti mažam miestelį, tai vėlgi čia ir pasididžiavimas mūsų, ir pagarba mūsų jums. Ir nuoširdžiai padėka už tai, kad jūs vykstate į tokius miestelius ir matome tai, ką jūs kūrėte. Ačiū labai. Tai Lilija, dabar jau jūs pristatykite autorių. Ačiū. Tai sveiki gyvi, onuškiečiai, Žilinų gyventojai, žiliniečiai reikia sakyti, ne? Kareivonių gyventojai, kareivoniškai. Vilniečiai, kauniečiai, žodžiu, labai džiugu, kad iš tiesų tie žmonės, kurių dabar matau veidus, iš tikrųjų yra meno mylėtojai. Va, šitoje galerijoje yra 8 paroda. Nekartą nesikartojo žanrai. Mes čia turėjome ir skulptūrą, ir tapybą, ir tekstilę, ir ką mes turėjom iš 20 vitražas ir buvo stiklas, o juvelyrika dabar. Juvelyrika, jo. Ir batika buvo. Ir karikatūrą mes turėjome, 20 menininkų, karikatūristų, žodžiu, ir tarpdisciplininis menas, ir žodžiu, iš tikrųjų, aš kviesdama menininkus, profesionalius menininkus, noriu iškart pabrėžti, labai stengiasi, kad ir pati bendruomenė susipažintų su įvairiais kūrėjais. Tai sekasi mums ir tikrai Onuškis iš meno pozicijų iš tiesų skamba labai garsiai. Tai va, tai labai džiugu, kad šiandieną mes turime menininką, kuris yra praktiškai garsiausias akvarelininkas, tikrai, ta žodžio prasme, garsiausias Eugenijus, nes taip kaip dirba jis, aš nežinau tokio antro. Ir aš kai pamačiau jo darbus, kažkada tai aš net nepatikėjau, kad tokia akvarelė gali būti. Taigi čia turbūt jo yra stiprioji pusė, kad jis sugeba tą akvarelę nuvesti tokiais keliais, kad mes suklūstam žiūrėdami į tuos kūrinius. Juose yra visko. Jūs kiekvienas, žiūrėdami į tuos darbus, pamatysite tai, ko reikia jūsų sielai. Jūs pamatysite ir paukščius, ir vandenį, ir peizažai, kurie čia atsiveria, jie turi ir metų laikus, ir saulėtekiai, ir saulėlydžiai, žodžiu, viskas, kas telpa, o telpa labai daug. Ir kas yra nuostabiausia, kad formatai Eugenijos iš tikrųjų yra pritrenkiantis, nes mes visi akvarelę kažkodėl tai įsivaizduojam, kad tai yra baltas popieriaus lapas, palieta šiek tiek akvarelės ir va štai jums yra vaizdas. Tai šita akvarelė, jeigu techniškai kalbant, tai jinai yra atlikta ant drobės ir menotyrininkė turbūt papasakos daug daugiau, bet aš tiesiog pristatydama autorių noriu pasakyti, kad mes jį žinome dar kaip ir žmogų, kuris 10 metų, gal ir daugiau, organizuoja akvarelės bienalės, tarptautinis bienalės. Tai yra padaryti nėra paprasta, bet suvažiuoja pas jį labai daug akvarelininkų, dirbančių labai skirtingais metodais. Ir tos parodos būna tikrai be galo įdomios ir labai lankomos. Tai va, dabar pats Eugenijus. Eugenijus yra, turbūt, jeigu aš nesuklystu, man Eugenijus yra kaunietis. Nes daug laiko praleido Kaune. Eugenijus yra buvęs ilgus metus Kauno skyriaus dailininkų sąjungos vadovas. Taip pat Eugenijus yra ilgametis, taip pat buvęs Lietuvos dailininkų sąjungos pirmininkas. 8 metus buvai. Keturis, vieną kadenciją. Vieną buvai? Kaune daug kadencijų, Vilniuje vieną. Va, tai žmogus, kuris talpinantis savyje ir organizacinius sugebėjimus, ir meninius sugebėjimus, ir tai nėra, tikrai tai nėra paprasta. Bet turint šalia žmona, kuri tikrai yra superinė. Jie yra iš vis labai įdomi pora, žinai, viens kitą remdami, toj pačioj srity dirbdami. Jovita yra menotyrininkė, Eugenijus yra
menininkas, dailininkas, jie viens kitą labai labai papildo. Tai, kad aš čia daugiau turbūt nešnekėsiu, aš labai norėčiau, kad Jovita įsijungtų į šitą mano monologą ir pasakytų daug daugiau, nes jinai labai arti yra to meno, jinai mato tai dažnai, kaip Eugenijus dirba, ne visada jie ir atsako į jos klausimus, kiek aš žinau, bet jinai kaip menotyrininkė turi savo viziją, savo regėjimo kampą, tai Jovita, pakalbėkite kažkaip. Tai nežinau, ar mes galim paprašyti kamerą apsisukti į šitą pusę, ar keliauti į aną pusę, man atrodo, gal čia tikrai nesudėtingas dalykas. Tai labai ačiū pirmiausia Marijai už kvietimą. Tas kvietimas buvo turbūt po jūsų parodos Utenoj, kai aš dar buvau ten, ir tada kažkaip susidėliojo, kad reikia parodos ir Eugenijus tai truputėlį, kaip čia pasakyti, dvejojo, sakė, ar mes spėsim, ar įvyks, nes ir tas ir anas. Tai ačiū už kvietimą, ačiū už užsispyrimą, kad reikia sutarta, nes sutarta turbūt ne anksčiau negu prieš metus jau, ko gero, apie laikas. Tai jau kaip pasakė Lilija, aš esu Jovita, Eugenijus yra tas menininkas, kurio kūrinius mes šiandien čia bandysim kažkaip truputėlį pralukštenti. Bet nežinau net nuo ko pradėti kalbėti. Kurią temą palikti tau? Ką nori pasakyti esminio tu, kad aš neužsiveščiau ilgam pokalbiui? Aš manau, kadangi tu menotyrininkė, tai labiau apie kūrybą, aš apie kitus dalykus. Apie kitus dalykus. Gerai, nes iš tikrųjų jau, kaip ir Liuda paminėjo, pradedant kalbą, šitų dienų aktualijos yra tokios, kad reikia kalbėti labai daug, nebijoti kartotis ir nebijoti sakyti tai, ką iš tiesų jaučiam ir kaip iš tikrųjų mums atrodo. Tai kūryba. Gerai, apie kūrybą. Mano pažintis su Eugenijaus kūryba yra kokių daugiau negu 20 mečių. Jeigu tiksliai, tai kokie 25 metai ir dar kelios dienos, nes aš labai gerai prisimenu tą momentą, kai aš buvau gerokai mažesniam jubiliejui negu kad šiemet būtų, yra jau praėjęs surengta Eugenijaus akvarelės paroda Kaune galerijoje Meno parkas, Rotušės aikštėj. Aš labai gerai atsimenu tą momentą, kai buvau deleguota ten sudalyvauti tom parodos atidarime ir kai sveikintojų eilė stovėjo nuo antro aukšto beveik iki pirmo laiptukų ir norėjo pasveikinti ir paspausti ranką. Bet ne apie jubiliejų ir ne apie sveikinimą noriu pasakyti esminį akcentą. Apie tai, kad jau tada akvarelė buvo ne tokia, kokios jos kas nors tikisi atėjęs tiesiog akvarelės. Akvarelė, pasakykit, kaip įsivaizduojate akvarelę, kas tai yra? Tiesiog, pirma mintis, kuri jums ateina į galvą, akvarelės paveikslas. Kas jame pavaizduota, kokio jis dydžio ir kaip jisai atrodo. Greitai, ką nors. Jūra, miškas, gėlės, laivas dar gali būti, portretas gali būti. Čia nuo meistrystės priklauso. Tai va ten akvarelės buvo ant stiklo, permatomos, pakabintos erdvėj. Ir tai nebuvo visai ta grynoji akvarelė, bet tai buvo akvarelės paroda, kurią rengė akvarelininkas. Ir tada man kažkaip pasirodė, kad aš čia. Tada mes bendravom labiau iš tolo, bet kai bendravimas tapo artimesniu ir aš kažkada paprašiau, sakiau, o galiu aš pažiūrėti, kaip ta akvarelė pasidaro. Taip atsargiai sakė, o kodėl tu nori žiūrėti? Sakiau, man įdomu. Tada, aišku, irgi buvo toks keistas gana, kaip čia pasakyti, man tada buvo nuostaba, o kodėl menininkas nenori rodyti, kaip jisai kuria. Paskui išsikalbėjom ir sakė, supranti, ir iš tiesų aš dabar tą tikrai 100% suprantu, kad kūryba nėra
viešas aktas, tai nėra tas toks išsitaškymas, kad vat aš galiu bet kada, bet kam viską rodyti. Nes kartais prie drobės ar prie popieriaus lakšto vyksta ir toks intymus meditacinis, gal net sakyčiau, procesas, kai tam potėpiui nugulti ant popieriaus tikrai reikia laiko ir atrodo, kad nieko nevyksta, bet iš tikrųjų ten ir vyksta tada ta kūryba. Kas netikit arba galvojat, kad kalbu truputėlį kažką iš fantastikos, tai labai rekomenduoju patiem pabandyti. Pabandyti padaryti kažką, kas jums atrodo net pavyzdžiui iš čia esančių darbų, kad tai yra labai lengva ir paprasta ir aš taip galiu. Tai iš tikrųjų išsirinkit, netgi parėję namo, pasiėmę didelį ar mažą popieriaus lapą, ar nesvarbu kokių dažų, pabandykit atkurti. Galbūt jūs turit genialų talentą arba kažkokią ypatingą dovaną kopijuoti, pavyzdžiui, ir jums tikrai pavyks, tai yra puiku. Bet aš taip spėju, kad 9 kartai iš 10 bus tikrai ne tas rezultatas, kur atrodo, kad labai lengva ranka, brūkšt, tekšt ir įvyko. Tai čia yra ta savybė, kurią turi Eugenijus, manau, kad išskirtinė, tai yra kažkokia nesuvokiamo dydžio kantrybė, kuri labai harmoningai dera su gebėjimu improvizuoti ir veikti labai staigiai, reaguojant į tai, ką daro pigmentas, popierius ir vanduo. Nes akvarelė kaip dalykas tai yra dažai ir vanduo, arba kitaip tariant pigmentas ir vanduo. Tame dalyvauja popierius arba drobė, tai yra ant ko liejama akvarelė, teptukas, bet nebūtinai, nes galima ir pilti, ir dar ten visaip kaip daryti. Ir tada dar autorius, kuris tarp viso to yra mediatorius, kurio ranka ir sukuria šituos dalykus. Grįžtant prie kūrybos. Eugenijaus kūryba, kas domėsitės, žiūrėsit ankstesnius kūrinius ar kažkur internete, ar parodose, ar kataloguose, matysit, kad ji keitėsi. Šiek tiek keičiasi spalvinė gama, šiek tiek keičiasi braižas, šiek tiek išnyksta kai kurie simboliai, kurių yra ankstesniai kūryboje tokie gal ir ryškiau panaudota tos, sakykime, etninės kultūros kažkokių ženklų, net ir tokių dalykų yra. Šiek tiek atsiranda modernių tokių keistų, sakykime, linijų galbūt, keičiasi spalvos šiek tiek, yra toksai, kaip aš sakiau, labai tamsus periodas, kur visas lapas užpildytas nuo iki ir gana tamsaus kolorito kažkokiais tokiais, dėmėm, atspalviais, potėpiais, bet rudos, daug pilkos, tokios, visokios tokios. Tada yra periodas, kur yra labai daug baltos spalvos. Čia taip, pusiau, gal sakyčiau, labiau šviesa dominuoja, ta baltuma tokia. Buvo vienas ciklas kūrinių, čia nėra, bet dalis tokia, šitame yra šiek tiek daugiau baltos ir ten, kur yra iš tikrųjų akvarelė ant popieriaus. Daugiau baltos, kur vienoje parodoje buvo daug tokių paveikslų ir aš tada kažkaip žiūrėdama į juos pagalvojau tokį momentą, kad palikti visiškai baltą lapą su kokiu nors vienu brūkštelėjimu ar vienu tašku, ar labai labai nedaug spalvos, reikia labai daug drąsos. Nes pradžioje atrodo, kad reikia išlieti visas įmanomas spalvas, nes tik tai tada yra gražu. Kai spalvos yra mažai ir yra erdvės aplinkui fantazijai, mąstymui, kūrybai, tam reikia tikrai labai daug drąsos, nes autorius pateikia savo užuominą ir pasitikėdamas žiūrovų leidžia jam kurti toliau. Tai yra tai, ką ir Vilija
sakė, kad jūs čia atrasite tai, ko šiuo metu jums labiausiai reikia. Horizontą, laisvę, paukštį, giesmę, kelią, saulę. Labai daug įvairių dalykų, kai kuriuos sufleruoja pavadinimai. Būtų galima pavadinimų nekabinti visai ir palikti fantazijai, ką kiekvienas žiūrovas mato. Taip kad akvarelė kaip technika yra atrodo labai paprasta, bet tuo pat metu yra tikrai labai sudėtinga. Eugenijus galės, jeigu norės, papasakoti savo kelią nuo pradžios iki dabar, kodėl akvarelė ir ar visada jinai buvo tas mylimiausias žanras ir mėgstamiausia technika. Prieš keletą metų, kai pradėjo kurti ne tik akvareliniais dažais ant popieriaus, bet ir akrilo dažais ant drobės, vis tiek bandymai baigėsi tuo, kad ir pats sakė, aš negaliu niekur pabėgti nuo akvarelės. Ką aš bedaryčiau, man vis tiek gaunasi akvarelė. Nesvarbu, kokie dažai, nesvarbu, ant ko jie, ant drobės ar ant popieriaus, vis tiek gaunasi akvarelė. Taip kad, iš tiesų, Eugenijus yra akvarelininkas. O ten tik po to pirmininkas, visi kiti titulai. Tai čia laikini dalykai. Tai va, taip kad šiuo atveju tikrai akvarelė yra amžina. Manau, kad Eugenijaus kūryboje jie tikrai yra kertinis tas kelias, pagrindinis, nežinau, akvarelė ne akmuo, bet gal norėtųsi, kad kartais būtų tokia kaip akmuo. Na ir nežinau, gal gana čia tų šnekų, gal paskui galima prieiti prie kiekvieno paveikslo, kažko paklausti ar kokiom mintim pasidalinti, nes kalbėti iš tikrųjų bet kuria tema ir prie bet kurio ciklo ar paveikslo priejus galima labai daug, nes bėda yra ta, kad aš kalbėti irgi galiu labai daug ir žinau daug ir vis tiek visko neišpasakosiu. Taip kad ačiū, kad atėjot, ačiū, kad žiūrit. Pasakyk, Eugenijau, kažką tai, kas tau atrodo svarbiausia, nes, visko neiškalbėsim. Beje, akvarelės bienalės organizuoja 20 metų, nes 10-oji kas 2 metus, tai nuo 2006. Tai pernai buvo 10-oji, ar kitais metais bus 11-oji, niekas nežino, nes yra manančių, kad akvarelė yra neaktualus žanras ir jos nereikia finansuoti. Tai va, tai bet čia pasakyk tu, kaip tu manai, kas čia aktualu ir ką čia žiūrėti. Taip, laba diena visiems ir ačiū atėjusiems ir visų pirma, tai labai noriu padėkoti tiems jauniems žmonėms, kurie taip nuostabiai muzikos garsais įvedė mus į šitą parodą, į šitą ekspoziciją. Iš tiesų, besiklausant ir bežiūrint į juos, vis tik tai pradedi galvoti, gal dar ne viskas prarasta. Turbūt suprantat, kad kalbu apie šių dienų aktualijas ir turbūt mes dabar matom rezultatą to, ką per tuos 35 nepriklausomybės metus galbūt praleidome, į ką per mažai kreipiame dėmesio. Žinoma, tai yra kultūra ir besirengiant šitai parodai, kaip tik aš tą taip pat labai skaudžiai supratau, nes savo Facebooko paskyroje prie parodos plakato aš įsidėjau tą kultūros ženklelį ir taip pat pasipylė komentarai, kurie iš vienos pusės ir įskaudino, bet ir labai nustebino. Nes tokių komentarų tikrai nelaukiau iš žmonių, kuriuos pažinojau 40 ir daugiau metų, su kuriais netgi bendrai studijavom Dailės akademiją ir staiga lyg tai kaltinimai, kad jūs čia viską darot dėl pinigų, dėl to, kad norit iš valdžios gauti daugiau pinigų, finansavimą ir panašiai. Tai va tada labai aiškiai supratau, kad matyt kiekviena proga mes turim apie tai kalbėti, aiškinti žmonėms, nes matau, kad tikrai yra daug nesuprantančių, lyg ir įsilavinusių, bet galbūt suklaidintų žmonių.
kurie dar nesupranta, kad tiek mūsų laisvė, tiek mūsų demokratija tikrai atsidūrusi yra ant bedugnės slenksčio. Trūksta tik tai vieno didelio žingsnio ir mes atsidursime toj situacijoje, kurioje šiandieną yra mūsų ir netolimi kaimynai, tarkim Slovakija, Vengrija ar Sakartvelas, kur tie dalykai prasidėjo lygiai taip pat, kas dabar pas mus Lietuvoje vyksta. Nes kultūra tai yra tas pagrindas, kas mums padėjo išsaugoti nepriklausomybę ir to ilgo sovietmečio metu. Ir tikrai tos dalykus puikiai žinau, nes man pačiam teko ir mokyklą mokytis, ir studijuoti Dailės akademijoje dar sovietmečiu, nes Dailės akademiją baigiau 1984 metais. Ir į Lietuvos dailininkų sąjungą įstojau 1990 metais. Ir puikiai pamenu, kad Dailės akademijai teko klausyti ir TSKP istoriją, ir nenori studijuoti mokslinį komunizmą. Ir pagrindinis, įsivaizduokit, Dailės akademijos egzaminas, valstybinis egzaminas buvo mokslinis komunizmas. Ir jeigu tu neišlaikydavai šito egzamino, tave neprileisdavo prie diplominio darbo gynimo. Tai vėlgi stojimas į Dailininkų sąjungą dar buvo sovietmetis ir norint įstoti į tuometinę TSRS Dailininkų sąjungą, turėjai turėti mažiausiai 2 visasąjunginės parodas. Kas tai yra? Tai tos parodos vykdo tik tai Maskvoje arba tuometinėme Leningrade. Ir turbūt puikiai žinot, kas tai yra socialistinis realizmas. Ir tikrai, įsivaizduokit, su moderniais darbais patekti į tas parodas labai sudėtinga būdavo. Tai žinoma, teko kalbėti ir tą vadinamą Ezopo kalbą tiek man, tiek visiems kitiems kūrėjams, tai ne tik dailininkus liečia, tiek ir rašytojus, ir teatralus, ir visus kitus, bet vis tik tai mes kažkaip sugebėjom išsaugoti tas mūsų šaknis, tą pagrindą, mūsų tautinę muziką. Tai yra tas pagrindas, ant ko laikosi mūsų visa lietuvybė. Nes jeigu šito nebūtų, kas tai yra Lietuva? Be viso šito mes būtume tik tai kažkokia teritorija, kur gyvena kažkokie žmonės, kurie gali kalbėti viena kalba, kita kalba, bet mes vis tik tai išsaugojom savo tą identitetą. Tai tikrai patikėkit, tai, kad dabar kultūros bendruomenė išėjo į aikštes, išėjo į gatves, vykdo tos piketus, tai tikrai yra ne dėl pinigų. Ir labai paprastas pavyzdys, net ir šita paroda, neprimkit kaip priekaištą savo Onuškis, bet įsivaizduokit, dailininkui, pavyzdžiui, reikia paruošti tokią parodą. Taip? Labai lengva materialinę išraišką paskaičiuoti, kiek tai kainuoja, nes kiekviena drobė, porėmis, dažai kainuoja tam tikrus pinigus. Tam, kad sukurti tos darbus, reikia tam tikrą laiką dailininkui kurti, jam reikalinga turėti savo studiją, kurią tu turi arba sukaupti pinigus ir pasistatyti, arba ją nuomotis. Studiją reikia šildyti, reikia mokėti už elektros energiją, už vandenį ir visą kitą. Galų gale reikia atvežti kažkur parodai tą patį Onuškį, tu susikraunęs darbus į savo automobilį, vėlgi tai kainuoja kurą, nes tu nieko nepasakysi, tu gali žiūrėti degalinės, pabandykit pasakyti, man reikia įpirkit, kur aš atvežu parodą. Tai viskas nemokama nieko nėra. Po parodos reikės darbus atgal parsivežti, tai tikrai kainuoja ne 1,000 ir patikėkite, aš už tai negaunu ne 1 centą. Tai ir kalbėti žmonėm, kaip dabar tam tikrų politinių jėgų yra bandymas tą išversti į tai, kad jūs čia piketuojate dėl pinigų, tai yra visiškai netiesa. Tai aš manau, kad visi šiandieną mes turim suprasti tą klaidą. Iš tiesų, mums galbūt nepatinka viena kita partija ir kartais galbūt žmonės, man nepatiko šita, balsuosiu už bet ką, kad tik ne už tuos, bet reikia
prieš kitus rinkimus labai gerai pagalvoti, pasvarstyti, už ką mes balsuosime. Nes tikrai vieną dieną atsibudę mes galim suprasti, kad jau gyvenam kitoje valstybėje. Tai mano čia toks intarpas, apie meną galėčiau labai ilgai šnekėti, apie akvarelę galėčiau labai ilgai kalbėti, apie visus kitus dalykus, bet turbūt šiandieną darosi reikia kitur dėlioti tos prioritetus. Taip, akvarelė, žinoma, tai nuo studijų laikų įaugusi į tą mano kraują ir šitoje parodoje yra dalis ir akrilo tų darbų, dalis akvarelė, jūs net pažiūrėję net nesuprasti, nes kai kurios akvarelės yra popierius aptemptas ant tapybinio porėmio ir nieko nesiskiria, ar tai drobė ar popierius, ir galų gale akriliniai dažai taip pat labai giminingi yra akvareliai, nes jie taip pat skiedžiami vandenį, ne taip kaip aliejiniai dažai. Tai lygiai taip pat akrilų galima lieti kaip akvarelė, tai tiesiog tas skirtumas yra nedidelis. O dėl tų formatų taip, visą laiką mano ta visa kūryba buvo nukreipta į tai, kad kiek įmanoma bandyti sugriauti tą stereotipą, kad akvarelė gali būti tik kažkokiu tokiu primityvių tapybos žanrų, kad jinai gali būti šiuolaikinė, moderni ir kalbant apie formatus, vienoje parodoje buvau išeksponavęs 6 metrų ilgio akvarelę. Lygiai tiek, kiek buvo Kauno paveikslų galerijoje nuo lubų iki žemės, ir dar apačioje teko biskį susukti į tą popierių tokį rulоną, nes tiesiog nebuvo kur ištiesti. Tai va, tai tų pačių įvairiausių bandymų yra ir, o kartais šiaip tai labai smagu vežioti parodas į kažkokius mažesnius miestelius, kas man tikrai patinka, nes kartais dideliuose miestuose tu turi daug draugų, pažįstamų, giminaičių, kurie į parodos atidarymą ateina tik iš pareigos. Turiu eiti kolegą pasveikinti ir panašiai. Tokiuose miestuose, miesteliuose, kur mane galbūt net nelabai kas ir pažįsta, ne pirmą kartą galbūt ir mano pavardę išgirdo, žmonės ateina tikrai galbūt vedini kažką tai sužinoti naujo, pamatyti naujo. Ir kartais man užduoda tokius klausimus, kad tavo kūrybos mes čia visiškai nesuprantam. Ir kartais jiems atrodo, kad gal tu nemoki piešti, kad tu turi kažkokias abstrakcijas. Tai patikėkit, 7 metai dailės mokykloje Kaune, dabartinė tai Kauno dailės gimnazija, po to 5 metai dailės akademijoje. Tai mes esam išmokyti tobulai piešti, fotografiškai, bet ką, veidą, figūrą, bet kokius daiktus. Jau mes dailės mokykloje piešiam aktą, piešdavom aktus, tai yra nuoga figūra. Ir tikrai man nebūtų jokio sunkumo kurti realistinę manierą. Nesakau, kad tai yra blogai. Yra daug dailininkų, kurie kūrė tą realistinę manierą, bet man tiesiog aš nematau tame prasmės, nes šiuo metu visi turime fotoaparatus, turime telefoną, kuris nufotografuos daug tiksliau, tai mano galva geriau kurti tokius darbus, kurie priverstų žmogų susimastyti. Nes jeigu tu įėjai, pamatei kažkokį realistiškai nupieštą namą, man taip atrodo, žmogui viskas aišku, jis pamatė, viskas aišku, namas tai nupieštą. Nei abstrakcijose prie kiekvieno tu turi, norint kažką išžiūrėti, sustot, pasigilinti ir pabandyti suprasti, ką dailininkas norėjo pasakyti. Galbūt kaip jis tą dieną jautėsi, kokios pasibuvo emocijos ir paieškoti kažkokių slaptų detalių, kur bežiūrint galbūt jums kažkas ateis. Ir visai nebūtinai galbūt vėlgi įžiūrėti tai, ką dailininkas galvojo kurdamas, surasti savo kažką tai, nes man vėlgi yra buvę tokių situacijų, kad parodos atidarymo metu, sako, vienas iš žiūrovų, sako, klausyk, kodėl tu čia tą figūrą nupiešiai, nuogos moters figūrą. Aš sakau, aš tikrai nepiešiu. Pradėjau žiūrėti ir tikrai žiūrėjau, kad siluetas kažką tai primena. Tai va, tai linkiu kiekvienam atrasti vienam ar kitam darbe kažką tai savo ir galbūt kažką tai širdyje įsinešti. Tai ačiū, nevarginsiu daugiau jūsų, jeigu bus kažkokio tai klausimų, prašom, klauskit.
tas įžvalgas ir už tą įžangą, kurią tu padarei, kas liečia mūsų kultūrą, mūsų pagrindą, mūsų pamatą. Ir norėčiau priminti visiems čia esantiems ir kiekvienas čia esantis turite pasakyti mažiausiai 13 žmonių, kad sekmadienį 14 val. Ateitumėte į galeriją ir pasiklausytumėte Čiurlionio jūros. Man atrodo, kad jūrą mes visi žinom, kur ją atrasti. Ir tas solidarumas bus su visa Lietuva, su visais žmonėmis, kurie klausysis tos jūros, tai čia yra toks protesto išraiška. Ir kad mes turime būti tikrai vieningi, nes jeigu mes neturėsim savo kultūros, tai apskritai, tai ką mes tada, už ką mes tada kovojam, kaip Čerčilis sakė. Va. Tai tikrai labai ačiū, Eugenijau, tau. Aš tai nežinau, čia klausimų žmonės turės, neturės apie pačią tapybą, bet aš norėčiau vieną klausimą. Mes su Jolita čia stovėjom, šnekėjom ir aš paklausiau jos, bet aš dabar paklausiu paties autoriaus. Vis tiek akvarelė toks žanras, jis toks yra sunkiai suvaldomas. Jinai teka, bėga savo srovelę kažkokią, tai, ne? Bet aš žiūrėdama į tos darbus bandžiau išjungti logiką ir įjungti fantaziją. Mes kiekvienas turbūt žiūrėdami į tokius darbus tikrai turime išjungti tą logiką. Bet aš kažkaip negalėjau nuo jos pasitraukti vieno aspekto. Va tie darbai, kur už Vydo dabar yra, čia yra triptikas. Man jisai pasirodė triptikas, bet pasirodė įkonstruoti galima kaip nori. Ir aš matau jame labai tikslų, matematiškai paskaičiuotą dalyką, priėjimą. Ir noriu paklausti, Eugenijau, ar tai yra prieš tai daromas kažkoks eskizas, labai konkretus, kad būtent aš išdėliosiu taip, spalviškai taip, linijos bus taip ir taip. Kaip čia yra? Nes vis tiek tai nėra tarpdisciplininis žanras. Aš kaip pati esu tarpdisciplinininkė ir aš žinau, kad mes šiek tiek kitaip dirbam. Bet čia aš matau jautrų menininką, bet kartu ir mokantį suvaldyti ir matematiškai tiksliai tai padaryti. Supratau klausimą. Taip, iš tiesų, akvarelė tai, suprantat, yra popierius, yra vanduo ir yra dažas. Ir žinoma, akvarelę galima dirbti skirtingais metodais ir, tarkim, akvarelę ant sauso popieriaus, bet ta tikroji akvarelė yra vadinama šlapių ant šlapio. Ta prasme, gerai įdrėkinti popieriaus lapą ir tada ant šlapio įdrėkinto popieriaus lieti akvarelę. Tai tikrai nėra lengva suvaldyti tą dažą akvarelę ir tam reikalinga daug kantrybės, daug darbo ir aš suprantu, kodėl jauni menininkai galbūt labai nedažnai renkasi būtent akvarelės techniką, nes, ypač jaunimas šiais laikais nori labai greito rezultato. Ir akvarelė yra tas dalykas, kad lyg tai tie pirmi žingsniai atrodo labai greitai neįduodasi, bet yra tam tikra riba, kurią peržengt, ta prasme, turiu galą meistriškumą, reikia įdėti labai daug darbo, kantrybės ir pastovaus darbo. Nes užtenka man pačiam ir dabar jau tiek metų dirbusiam su akvarelė, jeigu aš padarau ilgesnę pertrauką, kelias savaitės užtenka, kad tu nedirbi, pasimi popieriaus lapą ir tu matai, kad jau praradai tą gebėjimą suvaldyti tą akvarelę ir vėl tu turi sugadinti kelis lapus, kad tau tie įgūdžiai sugrįžtų. Čia yra kaip muzikantui, tarkim, gamų grojimas. Tu gamų nepagroji kažkiek tai laiko, tau pirštai nebebėga. Tai vat, aš dažnai kalbu apie tai, kad kas vis tik tai pasirenka tą akvarelę, jis matyt turi turėti savo kažkokių ir charakterio bruožų, ta prasme, kantrybę, užsispyrimą ir darbštumą. O kas mane labiausiai žavi turbūt šitoj technikoje, kad vėlgi muzikantai turbūt gerai žino, kuo skiriasi grojimas, tarkim, klasikinio kūrinio iš natų
ir džiazavimas. Tai va, tai akvarelė yra, sakyčiau, džiazas dailė, kur reikalinga improvizuoti. Nes tu visko negali numatyti, pradėjai lieti ir truputį kažkur net ten vanduo nubėgo, tu gali būti sugalvojęs pasidaręs tobulą eskizą, bet pradeda vanduo kažkur net ten bėgti, vėlgi akvarelės dažas džiūdamas labai stipriai keičiasi. Jo intensyvumas, jos spalva visai kita išdžiūvus pasikeičia. Tai žodžiu, tu turi pamatęs, kad tau kažkas gaunasi taip, momentaliai į tai reaguoti, improvizuoti ir bandyti visi tą kūrinį išgelbėti, sukurti ir labai dažnai būna, kad galutinis rezultatas skiriasi kardinaliai nuo to, ką tu buvai sumanęs kartais. Na va, tai žinoma, su akrilu yra šiek tiek paprasčiau tą visą suvaldyti, o kažkokios galbūt, vat, kaip minėjot, linijos, ta struktūra kažkokia, gal man vėlgi tai yra atėję šiek tiek iš studijų, nes taip jau sutapo, kad man teko studijuoti interjero dizainą. Ten ir architektūros daug buvo, tai vat, gal tas padarė vėlgi kažkokią tai tokią matyti įtaką ir kažkokio kartais atsiranda racionalumo. Tai nežinau, ar atsakiau į klausimą. Ačiū. Ačiū. Tai gal padžiazuokim dar, jeigu galima, arba pamuzikuokim. Aš dar noriu paklausti, reaguodavai tai, ką jūs sakėte. Tai aš girdėjau, kad ir siet turit eskizą prieš eidamas, nežinau, realizuodamas užmanymą. Ne. Kiek lieka to džiazavimo jūsų darbe? Ne, kartais būna, kad tiesiog neturi jokios minties ir prisiverti, ne, reikia eiti į studiją, reikia bandyti dirbti, nežinai, kad jei nedirbsi, vėlgi tos įgytus prarasi ir kartais pasidedi popieriaus lapą ir nežinai, kas iš to pradedi tiesiog vieną spalvą į kitą spalvą ir po truputį ir tu padarai, nulieji tą akvarelę ir tada pradedi galvoti, o kas vis tik tai tavo ranką vedžioja. Tai, mes turbūt visi gyvenam taip nežinodami, kokią mum įtaką kas daro, ar iš viršos, ar nes tu kažką jauti, turi širdyje, kažką matai, bet kaip perduot į tą popieriaus lapą visą tai, kartais sakau, patį tą galutinis rezultatas labai nustebina. Bet čia yra toks, žinai, intuityvusis ekspresionizmas, tu ateini, bet vis tiek pirmas spalva kažkokį paėmė. Ne, tai aš... Sunku kartais tą paaiškinti. Tai aš sakau, tai tikrai ne visada tai būna. Kartais turi labai aiškių sumanimų ir įgyvendinti to pradėti gal, o kartais paimi ir pabandai paimprovizuoti. Ne visada tai gaunasi. Yra labai daug nepavykusių akvarelių sukūrenta židinį, sudeginta, bet... Ačiū Dievui, ne visus. Bet ačiū Dievui. Gerai. Labai laukiam dar mūsų šaunių jaunuolių dainų. Gal paprašom iš tikrųjų dar vienos dainos, kaip ir buvo numatyta. Gerai, kai dar bendrausim su autoriu. Ačiū labai. Ti gyveno našlalė,
pristatymą, savo požiūrių pristatymą. Jūs sakėte 7 metai mokslo, kad... Tik mokykloje, 7, dar 5 didelės akademijos. Kiek metų jūs jau mokotės? Oi, metas tai kaip profesionaliai, nedaug, bet muzikos mokyklos tai jau su juo ir baigėm, vakaras dažnai. Dar tu papildomai. Aš kamanykė sakė 10 metų, Joris 10 ir jie panašiai. Tai man atrodo paprastas dalykas, atsistoji, dainuoji. O iš tikrųjų, jo, nuostabu. Nuostabu, dar jaunimas turi ir instrumentų, mes to išgirsime dar kitą jau gražiąją dalį gebėjimų kitų. O dabar matau Janą, Trakų kultūros rūmų ir Trakų kultūros, aš vis maišau paskutiniu metu. Trakų kultūros ir meno centro direktorė, Joana Giedraitytė. Stoviu šitam rate ir labai daug tokio dėkingumo. Labai daug tokio dėkingumo už tai, kad atvažiuoja. Už tai, kad kuriat ir už tai, kad kalbat. Tai yra labai svarbu. Ir kartais atrodo taip viskas sunku ir beviltiška, bet įeini į tokią galeriją. Ta akvarelė atrodytų tokia trapi, bet šalia tokia stipri. Ir labai dėkingas už tą stiprybę, už tą tvirtybę ir už tai, kad važiuojate, už tai, kad rodote ir už tai, kad kalbate. Tai yra labai daug. O jaunimui, aš nežinau, atrodo mes va kaimynai, šalia gyvenam ir taip smagu, kad aš tiesiog esu labai dėkinga. Aš jums tai labai žemai lenkiuosi, o jūs žinot, va trapes, bet, aš jums paprastai, bet labai ačiū. Čia jinai pripildyta, nežinau, įvairių žairiausių knygų. Kiekvienas vabaliukas turi kažkokį jausmą, kažkas būtų panašu į paveikslą, nežinau, savotiškai, gal nedėlis, nežinoma, kad yra kažkas tokio. Tai čia mūsų visų meilė, padėka mus tiek, nes mes kaip kultūros darbuotojai. Puikiai. Mes pirmoji kultūros. Jori, vakariai, instrumentai jūsų laukia ir kol mes laukiam tų jūsų visų nuostabių gebėjimų.